Sveiki, aš Tomas, man 14 metų ir lankau Klaipėdos Storaloko mokyklos progimnaziją. Aš norėčiau eiti į VDG mokyklą, nes brolis sakė, kad ten labai faina mokykla. Sveiki, mano vardas Lilija ir man yra 14 metų. Aš einu į Vaivorykštės Tako gimnaziją ir dar nenusprendus, į kokią mokyklą norėčiau eiti, bet turbūt ne į didelę. Norėčiau, kad ten būtų kokios patogios kėdės, kad būtų patogu sėdėti ir neskaudėti nugaros. Aš tai įsivaizduoju su normaliais iš tikrųjų tualetais, nes mano mokykla baisus tualetai yra. Įsivaizduoju didelę valgyklą ir skanų maistą. Aukuro gimnazija. Nesu tokias girdėjęs. Aš irgi. Bus įdomu. Čia, trečias. Labas, aš abiturientas Povilas ir sveikas atvykęs į Klaipėdos Aukuro gimnaziją. Atrodo tokia sovietiška mokykla biškutė, labai tokia senoviška atrodo iš tikrųjų. Jo, man įdomu, kur jinai čia yra. Nežinau, gal biblioteka. Galim. Dabar mes esame bibliotekoje. Bet šiaip, čia mokiniai gali ateiti pačilinti, mes turime čia daug literatūros, knygų. Taip pat darome knygų pristatymus su pačiais rašytojais. Taip pat turime modernių kėdžių, ant kurių mokiniai gali ramiai atsisėsti, pasidaryti namų darbus ar šiaip su draugais pabendrauti. Turime kitą erdvę, skaityklą atnaujintą, kurioje mokiniai gali ateiti pažaisti, pageiminti ir tiesiog pačilinti su draugais. Mano mokykla jinai neturi bibliotekos. Man būtų toksai naujas dalykas. Vertinu kaip ir liuksu. Jo, bet galvoju, gal galėtų jinai būti visai didesnė, nes kartais gali neužtekti vietos. Manau, toksai. Tai dabar vertinam būrelius. Jo. Esame aktų salėje. Kaip mato, dabar vyksta čia jogos būrelis. Kažkaip pirmą kartą girdžiu, kad yra jogos būrelis. Taip pat mes turime ir kitų būrelių. Taip, mes kaip tik mokykloje turime dar krepšinio būrelį, tinklinio būrelį ir šokių būrelį kaip ir pamoką, kur kartu netgi su mokytojais žaidžiam tą patį krepšinį, tinklinį. Aš taip pat norėčiau prisijungti į tinklinio būrelį, bet visiškai nemoku žaisti, tai aš nemanau, kad mane priimtų, bet... Ten visus priima, tai žinokit, galite ir jūs ateiti, nes labai ten draugiški žmonės. Taip pat dar turime ansamblio būrelį. Aš lankau tinklinį krepšinį ir einu į chorą kartu su Aukse. Šiaip niekada dar nebandėm jogą, bet visai gal reikėtų prasitampyti Atrodo savo labai smagu. senus kaulus, kadangi esame abiturientės. Visai smagiai atrodo. Aš manau, rinkčiaus kokį tinklinį. Aš rinkčiausi krepšinį, manau, nes esu žaidęs truputėlį, vertinu liuksu. Aš irgi tikrai liksiu. Pasirinkam karštoj kėdė gal. Įdomu, kas tai. Mes esame konferencijos salėje. Šioje salėje vyko vienas iš mūsų Imanuelio Kanto bibliotekos rengiamas renginys, kuris vadinasi Jaunimas ant karštosios kėdės sodina. Įžymius žmonės, rašytojus, aktorius tokius kaip Rapšys, Andrius Tapinas, Vanda Juknaitė. Aš galvau, kad čia bus kaip karšta bulvė. Klausinėjame jų įvairių klausimų, kurie padeigina jiems tas kėdes, ant kurie sėdi. Klausime apie viską, apie gyvenimą, apie rašomus veikalus kažkokius, apie jų veiklas, ką jie apskritai gyvenime veikia. Čia yra labai gera patirtis mums, nes mes turim galimybę susipažinti su kažkokiam įžymybėm, kurios mums jaunimui yra labai įdomios. Nežinau, ar čia praleisčiau laiką, nes įdomina mane kiti dalykai tikrai. Vertinu tokiu vidutiniu. Šiaip manau. Man įdomu laboratorija. Oho. Čia ką tik vyko natrio reakcija su vandeniu. Čia šiaip šitam kabinete vyksta ir skirtingos kitos pamokos, pavyzdžiui, biologija, fizika ir chemija. Bet tikėkime, visus kurios reakcijas vyksta, jums į smegenis duos tik pozityvias mintis ir geresnius sugebėjimus. Įdomu, pas mus tai nėra tokios laboratorijos. Pas mus yra, bet mes dažniausiai naudojam ją dėl... kaip ir pasimokyti, bet mes vienas sykį per beveik visus metus esame naudoję dėl tiesiog sumaišyti vandenį su vandeniu, kaip ir. Įdomu, ar dažnai jie čia daro tos eksperimentus, ar tiesiog čia yra toksai dėl grožio. Manau, kad iš tikrųjų dėl grožio, nes pas mus dėl grožio. Tai manau... Čia irgi maištininkai. Įdomu. Dabar mes esam kabinete, kur mūsų aktyvi grupelė maištininkai plušo kiekvieną dieną. Atrodo man čia kaip dailės kabinetas. Kaip tik šiuo metu jie ruošiasi Helovyno dekoracijom. Pas mus Aukre kiekviename žingsnėje yra menas ir kūryba. Jeigu domintų prisijungti, tai tiesiog baršinkit duris, kol įleis ir manau tikrai galėsit būti šios grupelės dalimi. Aš nesu labai kūrybiška, nežinau, ar čia save įsivaizduočiau, bet aš manau, kas yra kūrybiški, manau, visai būtų įdomu ir smagu čia. Vertinu vidutinišku, nes
Nežinau, nelabai man Nu, patinka. čia. pirmą kartą girdžiu tokį būrelį. Pasirinkam jo muziką. Renkamės muziką. Girdėjau, kad tas mano šnampą ateina lietus, nedrąsiai tiesiai į dangų delnus, akmenys kietus, lašai pirmieji krito, kerintis krostai slydo, matai vaikelį seną žiniorę neklydo, barno juodumo, sparno dango, aptraukia masyviai girdo. Čia matėt mūsų muziklo repeticiją ir šiais metais mūsų būtent šitas garsina mūsų mokyklą, nes čia yra išskirtinumas jo. Norėčiau tokią savo mokyklą. Šiais metais bus 20 metų jubiliejus, tai Tikėkimės, kaip kad matėt, bus- ruošiamės labai stipriai ir šitas muziklas turėtų būti bomba. Mes abi jau lankom muziklą nuo 1 klasės. Muziklas iš tikrųjų mus padarė drąsesnės. Kalbant apie repeticijas, tai mes repetuojam tikrai daug. Dabar čia tiesiog repetuojam į Tai galvą. yra įsitinam 20 tas procentų dainas. tai, kas bus vėliau. Mes repetuojam galimai nuo 10 ryto iki 5, Taip. galbūt nuo 2 iki 5, o galbūt net iki pat 7 valandų. Bet aš norėčiau pasakyti, kad tikrai neišsigaskit tų repeticijų, nes patikėkit, per jas nutiks labai daug dalykų, kuriuos jūs prisiminsite tavo visą gyvenimą. Kaip mes per kiekvieną repeticiją vis daugiau suartėjom, juokaujam. Tos repeticijos yra realiai labai fainas dalykas. Jis skamba baisiai, bet Yeah. Ir jeigu, pavyzdžiui, dalyvausi pačiam muzikle, tai jeigu ten nukrist ar kažką nieko tokio, nes iš tikrųjų buvo nukritus per tikrą pasirodymą ir čia buvo... Nieks neįtarė. Čia buvo pasirodymo dalis. Labai smagu. Manau, tikrai eičiau šitą būrelį. Ir manau, tikrai jam patinka, ką jie daro. Nėra ten priversti dainuoti, kaip, pavyzdžiui, per muzikos pamoką. Nes mes tą patį kažkada darydavom, bet dabar nebedarom. Nežinau, ar labai dainuoti moku, bet man tiesiog patinka tame atmosfera. Vertinu vidutiniškai, nežinau, 60 procentų. Aš manau, visai gerai vertinu. Mokinių taryba. Geras. Renkamės mokinių tarybą. Mūsų mokykla švenčia daug švenčių, kurias rengia ir planuoja taryba. Mes tokias pačias pintelės turim. Dalyvauti tose šventėse ir rengti jas, jums reikia būti drąsiems, norėti veikti bei augti kartu su mumis. O kaip visą tai vyksta, galite sužinoti įėję į vidų. Sveiki atvykę į mūsų tarybos kabinetą klasę, kaip pavadinsi, taip nepagadinsi. Man patinka, kad pasipuošia. Ja. Kaip toks kalėdinis vaibas. Štai būtent šičia vyksta visa mūsų renginių magija. Brainstorminam, galvojam, rašom visus scenarijus, tai nuo mokytojų dienos iki Halloweeno, nuo Halloweeno iki Kalėdų. Jeigu ateisite į aukrą, tai būtinai kviečiam prisijungti. Jauki vieta, tokia labai faina, kur galėtum ateiti, pasislėpti nuo mokytojų. Manau, visi ten labai draugiški, susirastum draugų. Bet aš nežinau, ar turėčiau tiek idėjų. Kaip tokia seniūnų vieta, tokia kaip visi, kurie turi galvoti, turėti savo idėjų ir vadovauti truputėlį. Kaip vertintum? Manau, vertinčiau visai gerai. Aš irgi liuks. Einam į muziejų. Gerai renkamės muziejų. Čia galime atrasti daug visokių atsiminimų iš senųjų kartų, daug nuotraukų, simbolių mūsų kartų. Mes tai neturime tokio muziejaus. Mes irgi. Tai čia yra albumai, visokie nuotraukos mokytojų, mokinių. Oho. Geras. Turime juostas lietuviškas tradicinės, kurias palieka 12-okai išėję iš mokyklų. Tai čia yra labai graži tradicija mūsų. Pavyzdžiui, mūsų mokyklai buvo, kad 12-okai praeitais metais pasodino medį mūsų mokykloje. Tai čia toksai panašus. Vertinu pilną liuksą, 100%. Norėčiau čia palikti tokio atsiminimą, sugalvočiau kažką, tai manau tikrai liuksas. Sportas. Nu įdomu, kokie čia sportai būtų. Tai renkame sportą. Esame mūsų mokyklos sporto salėje ir mūsų mokykla taip pat turi sportinės klases. Tokia didelė salė. Jo. Kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį sportininkai per 1 ir 2 pamokas keliauja į savo sporto centrus, tai irklavimo, krepšinio mokyklas, futbolo, tinklinio, rankinio. Ir mes taip pat su Povilu esame sportininkai, tačiau mes neinam į sportinės klases. Ir mes jau šiuo atveju turim būti pamokose nuo 8 iki kiek ten mums pamokos tęsiasi, o jau vėliau keliaujam į savo treniruotės ir ten sportuojam, siekiam savo geriausios fizinės formos. Savo tikslų. Žodžiu, mūsų mokykla suteikia sportininkams galimybę ir mokytis, ir sportuoti, ir siekti savo sportinių pasiekimų. Manau, jeigu esi sportininkas, tikrai drąsiai gali rengti šitą mokyklą. Tokia įdomus dalykas. Vertinu pilną liuksą. Aš irgi tikrai liuksą. Norėčiau, kad visur čia tai būtų. Ja, tikrai. Pertraukos. Nu, man įdomu, ar ten jos ilgos ar trumpos. Pertraukos tikrai nenuobodžios. Jų metu gali vykti interaktyvios visokios veiklos. Ilgiausia yra 25 minučių, o trumpiausia 5 minučių. Yra dar plius viena 20 minučių pertrauka ilgoji, per kurias mokiniai gali pavalgyti, gali pasidaryti kažkokius kitus darbus. Iš mūsų mokyklos šiaip nerekomenduojama išeiti. Kaip supratau, neleidžia išeiti iš mokyklos ribų. Mes, kaip ir prie to mokyklai,
Nu, negalėjom, bet mes tiesiog išbėgdavom ten. Kartais pagaudavom, kartais ne. O tu manai, tau užtektų 20 minučių pavalgyti? Jo, tikrai. Nu, priklauso nuo eilių, bet atrodo, kad jo. Man irgi, aš manau, užtektų, bet gal norėtųsi tiesiog dar pavalgyti ir dar pailsėti. Ja. Vertinu tokiu, nu, vidutiniškai. Manau, būtų fainiai, kad dar leistų išeiti, nes vis tiek yra gimnazija. Norėtų turėti tiesiog kokią, kada gali išeiti. Bet, nu, tai toksai. Tvarkaraščiai. Renkamės. Gerai. Mūsų mokykloje 9 ir 10 klasės mokiniai turi bendras klases ir bendrus tvarkaraščius. 11 ir 12 jau savo tvarkaraščius renkasi pagal individualius norus. Gerai, kad negali rinktis. Renkasi tai, ką nori mokytis, pagal tą, ką žada vėliau studijuoti. Čia jau renkamės patys pagal savo norus. Ir jų tvarkaraščiai yra visiškai unikalūs ir kiekvieno skirtingas. Galbūt bus langas, arba 2 langai, arba 3 langai. Norėčiau, kad būtų daug langų. Bet tai yra ir gerai, nes galėsi pailsėti. Liūdna iš vienos pusės, nes yra labai didelė galimybė nesusitikti su savo klasiokais, su kuriais tu buvai pirmus 2 metus. Ne, manęs negąsdinti. Manau, susirasiu naujų draugų. O tau? Gali susirasti naujų draugų, pabendrauti, susirasti gal net geresnių draugų negu praeitais. Čia taip fainiai atrodo iš tikro. Jo. Vertinčiau tokiu vidutinišku, nes, nu, kaip ir pameti gerus draugus, bet ir susirandi naujus. Nu taip, čia kaip visose mokyklose, toksai nelabai ką stebina. Tai va toksai. Uniforma. Nu tai renkamės uniformą. Tikiuosi, kad graži uniforma. Turime modernųjį hudį, turime švarką ir turime polo marškinėlius. Pas mus tu tik vienas. Sus 2 galim pasirinkti. Mūsų mokykloje ir mūsų mokiniai labai džiaugiasi, kad mums nebereikia nešioti šitokių senamadiškų uniformų. Daug kas klausia, ar privaloma tas uniformas nešioti ir panašiai. Dėja taip, kaip lelytės ant rankų nenešiosit uniformų, bet aišku gali save išreikšti arba su džinsiukais, arba su suknelė. Niekas neriboja, kaip rengėtės, svarbu užsidedat ir būsit mokyklos dalimi. Tai pas mus irgi kažkas panašaus. Būtų geriau, jeigu būtų laisva. Jo, bet man tinka, kad tu gali ir su suknelė, ir su džinsais. Būna taip, kad tu ten gali tik tais su kokia suknelė nešioti arba tik tai su kokiais juodais džinsais. Jūs turite spalvą vieną? Jo, mes turime žydrą spalvą, būtinai turi būti čia, tokia emblema čia turi būti maikė žydra arba balta, manau, bet būtinai su emblema ir kelnes būtinai juodas. Pas mus tai visai gana laisvai, arba su tokiu švarku, arba su tokiu džemperiu. Tie džemperiai visai tokie patogus, tai patinka man su kokiais džinsais ir kokiu džemperiu vaikščioti. Vertinčiau tokiu daugiau ją pačią, bet nu kažkur gal 30%, nes nėra laisvai pilnai. Vis tiek toksai. Valgykla. Pas mus tai tokia labai didžiulės eilės. Pas mus irgi. Dabar mes esame valgykloje, o čia mes turime daug maisto pasirinkimų. Kainos čia yra tiesiog nuostabios, galima skaniai ir daug valgyti iki 3 eurų. Mūsų valgyklos pagrindinis, sakyčiau, aukso gabaliukas yra mūsų bandelės saugonam, kurias kepa su didelė meilė ir rūpesčiu mūsų nuostabios, labai draugiškos, mielos valgyklos darbuotojos. Valgiaraštis keičiasi kiekvieną dieną, galima pasirinkti iš labai daug opcijų iš garnyro. Yra tokie patiekalai, kurie būna kiekvieną dieną, tai kaip kepsniai, maltinukai, sriubos, taip pat mūsų mokyklos valgiaraštis turi ir vegetariškų patiekalų, kas yra labai smagu iš mano pusės. Ir taip pat turime tokių patiekalų, kur atrodo mokyklose jie nėra tiekiami, tai kaip lazanija. Manau, kainos tikrai geros, panašiai kaip mano mokyklai. Čia atrodo, kad nebūtų labai daug eilių, kainos irgi tokios vidutiniškai fainai. Dažniausiai valgau mokyklai, bet kartais būna neskanus maistas, kaip kokie varškėčiai, nes man varškė nepatinka. Bet šiaip tai dažniausiai mokyklai valgau, nes neleidžia daryti parduotuvės. O tu? Valgau, kas būna. Vertinčiau taip, gal 90% kažkur. Aš vertinčiau irgi kaip liuksų, bet gal galėtų būti biškių daugiau pasirinkimų. Bet vis tiek liuksas. Tai kaip tu manai, ar tau ta mokykla patiktų, jeigu tu eitum ją? Manau, tikrai patiktų, nes aš manau, čia aš tikrai turėčiau ką veikti. Ir atrodo, kad tiesiog draugiški yra žmonės. Patiko mokinių taryba. Turbūt man labiausiai įsiminė, kad čia sportai. Gali atstovauti savo mokyklą, žaisdamas sportą, kuris tau labai patinka. Pagalvočiau, tik dėl sporto, pavyzdžiui, eiti iš tą mokyklą. Man kas labiausiai patiko buvo, nežinau, valgykla gal, nes tikiuosi, kad ten nebūtų daug eilių. Gal eičiau iš tą mokyklą, gal ne. Jeigu nebūtų kitų pasirinkimų, tai tada eičiau iš tą mokyklą. Šitą mokyklą tikrai būtų mano sąraše. Nes šiaip net nežinojau apie šitą mokyklą daug, gal buvau girdėjus, bet tikrai dabar sužinojau daugiau apie ją ir net, tikrai pagalvočiau
Štai ir pasibaigė mūsų trumpa kelionė. Tikimės, kad patiko ir galbūt iki greito pasimatymo. Čia paslydau.